Labas visiems. Ačiū, kad grįžtate į mano kanalą. Na ką, jau po truputį prasideda tas balandžio mėnuo, jau turime 4 dieną, bet padarykime prognozę. Visgi, ko iš šito mėnesio tikėtis, ko laukti, į ką atkreipti dėmesį. Ir kaip visada galėsite pasirinkti vieną iš 3 variantų. Tai pasižiūrime, kokiegi variantai yra šiandien. Pirmasis variantas yra Mano brangus draugas korta. Antrasis variantas yra Gėlių dvasia. Ir trečiasis variantas yra Abrakadabra. Visos išraiškingos kortos, tai pasirinkite, kurigi labiausiai jums prie širdies, galbūt ir 2. Ir tada keliaukite į tą laiką, kuriuo kalbėsiu jūsų grupiai. Iki. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko kortą Mano brangus draugas. Ir man yra jausmas žiūrint į šitą kortą, kad balandžio mėnesį atrasit paramą, pagalbą, palaikymą toje vietoje ties tais klausimais, tose situacijose, kur jums dabar labiausiai trūksta. Galbūt nebūtinai tai bus kitas, asmuo, ar ne, kuris jums padeda, galbūt jūs pats savyje sugebėsite rasti tą patarėją savo ir tuo, pats save labiau išmoksite palaikyti ir labiau savimi pasitikėti, bet man yra jausmas visgi, kad bus to bendravimo balandžio mėnesį ir bus malonių tokių susitikimų, malonių draugysčių, galbūt ir net malonių pažinčių, kada tiesiog rasite galbūt iš tikrųjų žmonių arba sutvirtinsite ryšį su jau galbūt ir esančiais jūsų gyvenime žmonėmis. Ta draugystė tarsi perauga į aukštesnį lygmenį. Tai ar draugystė su kitu žmogumi, ar draugystė su pačiu savimi, pasižiūrėsim, galbūt ir taip, bet kokiu atveju man toks jausmas, nebus to vienišumo jausmo. Gal kaip tik jūs pasirinkote šitą kortą, nes išgyvenate tokį gal vienišesnį laikotarpį, arba galbūt, jaučiate, kad nesate žmogus, kuris gal labai lengvai su kitais randa bendrą kalbą. Gal, tarsi norite to atsako, tos grąžos, kad jūs duodat, bet norit ir gauti ir savo. Irgi gauti ir draugystę, ir meilę, ir palaikymą, ir švelnumą. Tai turim tokį gerą ženklą, kad balandį bus šansas tą dalyką įgyti. Tai dabar pasižiūrime, kas dar balandį, kokios temos, apie ką jūsų grupiai. Taip, pasikeitimas dovanomis, taip. Sakiau, kalbėjau apie grąžą, kad norit gauti grąžą, iš tikrųjų toks jausmas, kad balandį jūsų gyvenimą ateina žmonės, bet man tai labiau yra, artimųjų draugų rate. Žmonės, kurie jūs supranta, jūs pagauna, kada jūs kalbatės ir suprantat, kad ir jums įdomu ir smagu bendrauti su tuo žmogumi, bet ir tam žmogui taip pat smagu su jumis bendrauti, nes galbūt jūs viens per kitą pažįstat pasaulį iš kitos pusės. Nes nors ir man atrodo jūs ir būsit panašus, bet bus tam tikri skirtumai, kada labai gera ta atsvara bus ir papildymas. Tai tai atrodo sugebėsite tarsi, net ir save galbūt labiau pažinti per bendravimą su kitais žmonėmis. Ir tada mes turime aukso kortą, bet šitos kortos yra reikšmė, kad kartais ne viskas auksas, kas auksų žiba. Ir gali būti, kad vėlgi grįžtant prie tų pačių draugų ir bendravimo, ar ne, galbūt jūs sureikšminot, man ateina toks žodis, tarsi sudievinot tam tikrus žmonės jūsų gyvenime, gal juos užsikėlėt ant pjedestalo, kad tie čia kažkokie tais labai jau ten faini, labai tokie garbingi, tarsi palaikote tų žmonių statusą savo akyse, tikrai čia tokie jūsų labai geri draugai, arba kad jie jums labai svarbus gyvenime, ir balandį gal suprasit, galbūt visai taip nėra, iš tos pusės, kad gal jūs pats kažkaip per idealistiškai į tuos žmonės žiūrėjote ir gal net jiems pats suteikėte tam tikrų savybių, kurie jų net neturi. Tai man ateina tokia mintis, kad būtent suprasit, kad ne viskas auksas, kas auksų žiba, nukristi rožiniai akiniai tam tikruose bendravimuose. Ir tada gali būti, kad suprasit, kad galbūt jums kitokių žmonių reikia gyvenime ir gali būti, kad tų kitokių žmonių ir atsiras. Ir nebūtinai, jeigu ir apie bendravimą kalbant, tiesiog apskritai gyvenime balandį atrodo jūsų vertybinės, moralinės, tos visos normos, jos tarsi yra patikrinamos ir gali būti, kad vieni dalykai, kuriems buvo svarbus, brangus ar įdomus, gražus, pasidarys, nebe tokie jau
gražūs ir patrauklūs ir atrodo pradėsite dairytis, tai kur čia iš tikrųjų yra ta esmė, kurios man gyvenime reikia, kad aš būčiau laimingas. Ir čia, manau, apima tiesiog visas gyvenimo sritis ir kartu jūsų santykis su pačiu savimi. Nu gerai, tai dabar imkime taro kortas ir tada pasižiūrėkim biškiuką konkrečiau, ką mes galime pasakyti. Galbūt šitas kortas patraukime. Taip, ką mes galime pasakyti santykių temoje, bendravimo temoje, nes vis tik ją mes užkabinom, ką mes galim apie šitą reikalą papasakoti, santykiai, bendravimas. Taip, 3 taurės, draugystė, sielų draugystė. Nu, žinokit, balandis, jums, kas pasirinko šitą kortą, tikrai yra draugystėms labai geras mėnuo. Aš patarčiau jau, net jeigu ir nejaučiat labai jau ten didelio nesmagumo draugystėse, vis tiek jau jeigu pasirinko šitą kortą, persižiūrėkit, su kuo jūs bendraujate, ar neišvaistot savo energijos negaudami tos gražos, ar ne. Pasižiūrėkit, ar nebūtų laikas, man ateina tiesiog iš esmės pasiieškoti naujų draugų. O jeigu ir nejaučiat poreikio grinai naujiems draugams, galbūt su esamais būtų galima kažkaip kitaip bendrauti, ar kitaip laiką leisti, ar kalbėtis tam tikrom kitom temom, kur nesat gal labai, kad ten linkę kalbėtis. Toks atrodo, plėskit bendravimą, nes jūsų gyvenimą ateina labai gražios sielų draugystės ir draugysčių sutvirtėjimai, pasiriškimai. Ir balandis labai matome tam tinkamas laikas. Jeigu kalbant apie romantinius santykius, ką mes turime? Tie, kas turi poras, tai turi, jokių čia perversmų nematau, viskas sklandžiai ramiai juda į priekį. Vėlgi galbūt patarimas daugiau laiko kartu praleisti, pasidžiaugti, praleisti laiką maloniai ir įdomiai. Visgi pavasaris, ne? O tie, kas yra vieniši, man yra jausmas, kad jūs vis tik labiau dėsite į prioritetą bendravimą su bendraminčiais, su draugais, net ir tiesiog pabuvimą kartais vienam pailsėjimui. Tarsi irgi, man yra jausmas, kad jūs esate išsilgęs apskritai tiesiog atsijungimo nuo viso pasaulio. Tai kalbant apie tuos, kurie yra vieniši, nematau, kad labai bus jums čia svarbu rasti tą antrą pusę, kaip tik labiau gal leisit laikas vienas, gal šiek tiek pailsėsit, pamedituosit daugiau, atitrūksite. Ir iš kitos pusės irgi labai bus svarbu draugystė, susitikimai, bendravimas ir man atrodo toks bendravime tiek turintiems porą, tiek neturintiems toks labai, išbaigtas mėnuo, kada jūs sugebėsite rasti laiko savo ir skirti jo savo su savimi tiek, kiek jums reikės, bet lygiai taip pat turėsite galimybę praleisti laiką su jums įdomiais žmonėmis. Tai va. Ir kita vertus, tada grįžtam prie pačio svarbiausio santykio su mumis pačiais, ne? Tai labai jausitės tvirtai. Atrodo, iš tikrųjų jūs tampat, pats autoritetas, tarsi sakau, nusiima tam tikrus autoritetus nuo pjedestalo savo gyvenime, nustojat labiau klausytis, kam pasakoja kiti ir labiau pradedat įsiklausyti savo vidinį balsą, į savo vidinę išmintį ir nuo to jaučiatės tik tai tvirčiau gyvenime. Tai dabar pažiūrėkim dar, žinot, ką mums reikia pažiūrėti, darbas, pinigai, į šitą gyvenimo sritį pasižiūrime dar. Kas su darbo pinigais jums? Matau pagerėjimą. Mėnesio pradžia gal tokia dar neypatingai daug žadanti, maždaug 4-5 dienos. Toks atrodo progreso kaip ir gal nėra, bet jūs labai norit, yra matyt, jūsų gyvenime dabar vienas iš prioritetų vis tik yra darbas, karjera, pinigų užsidirbimas arba tiesiog, pasireiškimas tam tikroje srityje. Ir iš pradžių kartais, tiksliau, mėnesio pradžioj gali atrodyti, kad čia gal ir netenkina ta darbinė situacija, ir gal tų galimybių nėra, gal pinigų nėra tiek, kiek jūs norit. Vėlgi toks jausmas, kad duoda daug daugiau, negu gaunate atgal. Ir tarsi vėl tos lygsvaros nėra. Bet mėnesių įsibėgėjant jūs atrandate savyje drąsos ir pasiryžimo pataisyti, pakeisti. Ir čia ne tik kalbu apie tai, kad pasikoreguojat požiūrį ir maždaug lieka taip pat. Ne, aš turiu iš tos
omenyje pusės, kad aišku, požiūrį tai visų pirma reikia koreguotis, bet tada jeigu jaučiat, kad reikia veiksmo, tai ir veiksmą daryti ir jūs tą veiksmą padarot, jūs tarsi pats save, pastatot į poziciją, kur jums geriau darbe, tarsi sukovojat su tais vilkais, ar tai realios situacijos, ar tai labiau jūsų vidiniai kompleksai ir baimės, bet sukovojat, šaunuoliai. Ir tada mėnesio jau eigoje atsisėdat į daug geresnę poziciją darbe. Pasižiūrėkim, su kuo tai susiję, galbūt dar kažką mes labiau. Dabar jūs toks jausmas per mažai tiesiog stengiatės dėl savo gerbūvio darbe. Ir ne tai, kad čia dabar bėgti, daryti, beleką ir daug, ne. Bet energiją koncentruotai naudoti, sufokusuotai, kryptingai į tuos užsiėmimus, į tas veiklas, į tuos klausimus, kur jaučiat, kad reikia ir iš kurių būtų galima potencialiai ir tų pinigų daugiau gauti. Tokio norisi darbe konkretumo, o ne pasimetimo ir bandymo, apšokinėti galbūt klausimus, neprisilečiant, taip sakyčiau, gilumoje. Tai vat jūs per balandį vis tik tais išsiknisat, kas ten jums tam darbe nepatinka, padarote didelį vidinį darbą, šaunuoliai, ir sukovojat su tais demoniukais, pasireikalaujate, gali būti tai elementariai geresnių sąlygų, didesnės algos, galbūt išdrįstat ir pereiti į kitą darbo poziciją. Arba jeigu ir nekeisite darbo, vis tiek toks jausmas, išmoksite dirbti taip, kad gautumėte daugiau pinigų, daugiau grąžos, daugiau pripažinimo ir nereiktų dirbti tiek daug. Tai va, tai toks jausmas, kad balandis jūsų karjeroje labai sėkmingas mėnuo, bet dėl to, kad jūs nepatingit mėnesio pradžioje pasišnekėti su savimi ir išsiaiškinti, ko jūs iš tikrųjų norit. Tai va, tai sakyčiau, labai neblogas mėnuo, su tom draugystėm gali būti net man toks jausmas tokių magiškų kažkokių tais susitikimų, akimirkų, kada iš tikrųjų jausitės, kad jūs veda likimas prie tų žmonių, kurie jums, potencialiai gali tapti labai svarbus, o šiaip su darbu tai irgi turėtumėt pavaryti ir pasidaryti savo naudos. Tai va, ačiū, kad žiūrite, puikaus mėnesio ir iki. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko kortą Gėlių dvasia, tokia labai romantiška, labai tokia, kaip čia dabar pasakyti, labai romantiška, pavasarinė ir gaivi korta, kada toks jausmas, kad būsit gal toks labiau aprimęs, melancholiškesnis balandį, tarsi norit atitrūkti, pailsėti. Ir irgi kaip ir pirmoji grupėje matau tą poreikį, kad norėsit lyg su savimi pabūti, bet pas jūs aš matau, kad jisai toksai yra, kad jūs taip pasiilgote gyvenime ramumos, kad niekas nekvaršintų galvos, kad nereiktų jokių ten pareigų ir visokių ten tų atsakomybių vykdyti. Toks jausmas tarsi, tiesiog norit pailsėti, kad visi jūs paliktų ramybei. Ir vat balandį bus tas jausmas, kad jums prioritetas, man toks, taip jaučiasi, kad jums prioritetas bus vis tik pabūti su savimi, atstatyti savo vidinį vientisumą, vidinę ramybę, galbūt ir su sveikata kažkam, nėra šiuo metu gerai. Tai geriau dėti prioritetą į save, į sveikatą, į savo gerbuvį, į savo, ypatingai psichologinį, emocinį gerbuvį. Ir, gali būti toks mėnuo gal šiek tiek lėtesnis, bet panašu, kad dabar labai reikia dirbti su savimi, lepinti save, sakyti savo komplimentus ir ieškoti tokių malonių tų patirčių, kada galėtumėt, tą pasaulį pamatyti, tokį gražų, koks jisai iš tikrųjų yra. Tarsi užsinorėsis balandį ieškoti daugiau spalvų gyvenime, ir patarimas, jeigu tik tas noras bus, tai taip ir padaryti. Pasižiūrim, kas dar, kokios dar temos, kokios dar energijos jums svarbios bus balandžio mėnesį, apie ką mes kalbame. Taip, visų pirma, kažkaip šitą kortą noriu aptarti, būtent stebėtojas. Ir šita figūra tokia rami, atsipalaidavusi, tarsi priėmusi situaciją, ir šitas lapiukas, jisai irgi, nėra kad apatiškas, bet jisai dar kol kas žiūri, stebi, tarsi kaupia stiprybę, renka strategiją, ar ne, galvoja, kaip čia ką daryti, tai irgi balandis toks atrodo bus jūs kažkam ruošiatės. Kam jūs ruošitės, tai kiekvienas iš jūsų žino, ar ne,
bet ruošiatės gyvenimo pokyčiui, tarsi kaupėtės, nu, rimtam žingsniui, bet tai nėra kažkas per prievartą, tai nėra kažkas, kad dabar dar kol to sprendimo nepadarėt, kad jūs jaučiatės labai blogai, ne, man toks jausmas tiesiog jūs jaučiat, nu, kad gyvenimas greitai jau turi keistis, tarsi suprantat, kad reikia kažkurioje srityje progresuoti, bet dabar dar po truputį net ir mėgaujatės tuo faktu, kad dar to pokyčio nėra, nors tas pokytis man atrodo kaip ir, nu, į gerą. Nu, pavyzdžiui, ateina toksai pavyzdys, pavyzdžiui, ruošitės vestuvėms. Pokytis labai fainas, ar ne, ir laukiamas, bet kita vertus, nu, dar pasidžiaugsiu, kol dar to statuso nėra tokio, ar ne, duosiu savo laiko, pasibūsiu gal daugiau su savimi, nu, vat man yra toks jausmas. Ir irgi turime kortą pasirinkimas, kryžkelė irgi, nu, atrodo, žinot, kad reikia padaryti sprendimą arba tiesiog, na, jau pasukti tam tikrų kelių, jūs žinot sprendimą, tas, man atrodo, yra geriausia, kad jūs nesat pasimetę savyje, jūs suprantat, ko jūs norit, bet dabar dar norit truputį pačilint, pabūt ramiai, nes nuspėsit pasidaryti tą, ką reikia, galbūt mes labiau kalbam apie birželio mėnesį ar vasaros laikotarpį, o balandį dar toks jausmas, nu dar pabūsiu, tiesiog pasidžiaugsiu ir jeigu yra noras, nu tai ir pasidžiaukite, ne? Nes taip kaip dabar yra, nu greitai jau gal nebebus ir daugiau apskritai gal niekada taip nebus kaip dabar, ar ne? Tai pasidžiaukit šią dieną, šiuo mėnesiu, na, padėkokit gyvenimui, kad davė jums tą gyvenimo ciklą, na ir pasimkit dar iš jo, ką galit gero. Ir dėl ko pasakiau apie tas vestuves, ar apskritai galbūt labiau kalbu apie meilės reikalus, apie romantinius santykius, nu, turim kortą ištikima širdis. Ir man yra jausmas, kad ateina tie, kas yra vieniši, tokia žinutė gal išskirtinė, ateina jūsų vienišumo pabaiga. Artimų metų turiu įtarimą vasaros laikotarpiu, gali atsirasti jūsų gyvenime partneris ir tas vienišumo laikotarpis baigsis. Ir tai yra jums kaip ir nuraminimas iš tos pusės, kad tas, kas jūsų, tas jūs pasieks ar ne. Ir ta laimė, meilė ateina, bet kol kas, kol nėra, nu pasidžiaukit dar gyvenimu, pasidžiaukit tą laisvę, pasidžiaukit galimybę, nu privilegiją, netgi sakyčiau, nesiderinti savo gyvenimo tikslų, savo gyvenimo rutinos prie kito žmogaus, kas irgi yra, nu, labai gerai, ar ne? Tai tos atskiros gyvenimo fazės jūs turi savų privalumų, tai man toks jausmas, kad jūs dar, nu, neišjautėt ir nepasinaudojat visais privalumais, na, būtent tos gyvenimo fazės, kuri dar šiuo metu yra. Gal nebūtinai kalbame ne tik apie meilę, galbūt ir apie darbus ar gyvenimo vietos pakeitimą, na, bet kokiu atveju tai yra žingsnis, kuriam jūs tarsi norite įsipareigoti. Galbūt pakeisti darbą ar pradėti dirbti, galbūt pakeisti gyvenamą vietą, pavyzdžiui, gal pirkti būstą ar apskritai persikelti į kitą miestą, į kitą valstybę. Nu, vat man tokie jausmai ir tokie pavyzdžiai. Ir toks jausmas, kad viskas turėtų būti gerai su tuo pokyčiu, bet kol kas balandį tiesiog dar pasidžiaukit, kad, nu, nereikia rūpintis tais visais, na, struktūriniais dalykais. Tai va, nu ir dabar pasižiūrėkim atskirai su taro kortom, perbėkim per porą gyvenimo sričių, tai meilės, santykiai, darbas, pinigai, tai apie santykius jau čia mes kažkiek gal užsiminėm, nu pasižiūrėkim. Meilės santykiuose, ką žada jums, tai yra balandžio mėnesis, naujos pradžios, bet irgi toks jausmas, nu, neįsivažiavimas, tarsi tie, kas neturi poros, tai yra vos ne paskutinis mėnesis, kada tos poros gal ir neturit, toks man labai, nu, lemtingas jausmas. Tie, kas turi porą, tai irgi atrodo, kad jūsų santykiai tvirtėja ir tarsi galbūt iš tikrųjų jūs kuriat planus šeimyninius, na pavyzdžiui, įsigyti būstą, ar keisti gyvenamą vietą, ar keisti gyvenimo koncepciją jūsų, ar keisti statusą. Ir tarsi, nu va, dar jau esate prie pats lenkščio to pasikeitimo, nu, bet dar mėgaujatės taip, kaip yra. Tai, nu, bet kokiu atveju energija yra labai graži, labai lengva, su tokiu atsipalaidavimu, tiek turintiems poros, tiek neturintiems, toks jausmas, kad, nu, taip, kaip yra, tai bus gerai, tiem, kam gerai, tai ir bus gerai, su perspektyva į dar geriau, tie, kas poros, nu, neturi ir galbūt nesijaučia dėl to gerai, arba galbūt net ir santykiuose, jeigu esate ir turite problemų, nu, toks jausmas, kad, nu, išsispręs tie liūdesėliai ir tos dilemos, nes visgi čia labiau turbūt susijęs su jūsų vidiniais dalykais ir su jūsų vidiniais neapsisprendimais tam
tikros nuotaikos neigiamos, o ne su tuo faktu, kad galbūt nesiseka, ar kad tų žmonių nėra jums tinkamų ir panašiai. Tai va, dar ką nors dėl meilės. Taip, laimės ratas. Toks jausmas taip, kad balandis yra tas lūžio taškas, kada jūs dar spėjat pasidžiaugti tuo, kaip yra, bet neužilgo ateina labai laimingi, geri pasirinkimai ir geros galimybės. Ir man toks jausmas, kad galite ir nedatraukti viso balandžio. Gal didžiąją balandžio dalį dar bus taip, kaip yra, bet galbūt net ir nebūtinai birželio pradžioje, gal balandžio pabaigoje tie sėkmingi, gražūs pokyčiai santykiuose gali įvykti. Dabar pasižiūrėkim darbą pinigus. Kas čia, kokie čia pokyčiai, ar čia tie pokyčiai bus ir ką jums žinoti. Darbas pinigai. Teisingumas. Teisingumas, magas, žynys, visi didieji arkanai ir 10 taurių. Vau! Vėl, kaip ir pirmai grupiai, toks jausmas su meile maždaug viskas gerai, bet su darbu, balandį jūsų darbas žydi, jūs žydite savo darbe. Tarsi jūsų tas poreikis atsipalaiduoti ir daugiau laiko skirti savo ir daugiau pailsėti, paradoksaliai sudaro jums galimybės geriau dirbti, daugiau dirbti, gal ne tai, kad daugiau, bet geriau, kryptingiau, kokybiškiau. Matau, kad jūs pastebi, kad jūs savo srityje įgyja tam tikrą autoritetą, gal net ir pastebi kitokio, kad ir tam tikrą šlovę jūs gaunate. Ir matau, kad jaučiatės labai priimtas ir ten, kur turit būti savo batuose. Tai va, su darbu dabar toks jausmas, kad darbe tokie ant abi esat, ar keisti, ar nekeisti, ar daryti, ar nedaryti, ar čia pradėti tą galbūt darbą, ar nepradėti, toks biškiuką gal dvejojat, bet artimų metu ateina labai aiškus aiškumas, tiesus kryptis, kam reikia daryti, jūs tą ir padarote. Ir tada mėgaujatės visą likusį mėnesį rezultatais ir ne tik visą likusį mėnesį, nes magas yra kelionės pradžia. Vadinasi, jūs pradedat kažkokią naują idėją, naują karjeros atkarpą, galbūt net pradedat savo verslą ar kažkas tokio, atrodo, galų galiai išdrįstat padaryti tą svarbų žingsnį karjeroje, apie kurį dabar galvojate ir jaučiatės, kad wow, ačiū Dievui, kad aš tai padariau, jaučiuosi labai, toks pilnutinai patenkintas. Ir derlius, vaisiai, panašu, kad irgi su pinigais labai geras mėnuo, su perspektyva, kad kitais mėnesiais gali būti dar daugiau. Tai va. Bet į tai, kas atveda jūs į pokyčius teigiamus, turbūt tiek santykiuose, tiek darbe, yra tai, kad vėl jūs išdrįstat paklausyti savo vidinio balso. Savo to teisingumo, vidinio teisingumo jausmo, kas man yra teisinga, tada taip ir padarot ir žiūrit, kad, priėmėt puikų sprendimą. Tai va, tai nebijokit keistis, nebijokit pradėti naujo gyvenimo etapo, bet dar kol to nepadarėt, dar spėkit ir pasidžiaugti senuoju. Tai va, ačiū, kad žiūrite, puikaus mėnesio jums, iki. Labas dar kartą tie, kas pasirinko abrakadabrą. Magija. Tokie netikėti, tarkim, atrodantys iš pašalies atsitiktiniai susitikimai, atsitiktiniai sprendimai, tiesiog atsitiktinės situacijos, kurios iš tikrųjų visai nėra atsitiktinės, lydės jūs balandžio mėnesį. Toks jausmas, kad bus labai daug dalykų, kurie yra tarsi suplanuoti jūsų sielos iš anksto ir jūs, sugebate pasiekti tuos taškus, paliesti juos. Ir tie taškai yra labai svarbus. Man ateina jausmas, kad balandis jums yra labai energetiškai, dvasiškai, emociškai, psichologiškai, visaip kaip labai reikšmingas mėnuo. Jo apgaulė gali būti ta, kad jis toks atrodys, gal čia veiksmo per daug nėra, bent jau iš pradžių, gal nesiklosto viskas taip, kaip noriu, galbūt mėnesio pradžioje patirsite kažkokias tai nesėkmes arba nustriksite kažkokiu klausimu. Bet taip yra dėl to, kad gyvenimas jūs ruošia, nes jūs einate balandį į susitikimą su savo pasirinkta lemtimi, su tais dalykais, kurių jūsų siela norėjo jums, kad nuo to jums būtų geriau. Tai tiesiog, jeigu šiuo metu klausot ir turit nepasitenkinimą ar vienoje ar kitoje gyvenimo srityje, ar pavyzdžiui dabar patiriat gal nesėkmę, arba laikote, kad patiriate nesėkmę kažkokioj tai temoj savo gyvenime, žinokit, kad viskas nėra taip, kaip atrodo. Tarsi šydas dengia jūsų matymą
Ir jūs gal viską biškiuką gal sutirštinat, iš tikrųjų viskas yra daug geriau, jūs esat savo kelyje, nusiraminkit, viskas yra gerai. Ir balandį po truputį vis pradėsit pastebėti, kad wow, tai čia ir tas buvo dėl to, kad reikėjo, kad tai būtų geriau. Ir dėl to tas atsitiko tada, nes taip reikėjo ir atrodo, tas žemėlapis jūsų, susieis į logiką, į supratimą ir matau, kad, iš tikrųjų atsigaunate ir psichologiškai bei emociškai. Ir dar matau, kad jūsų skaičius 34, kas yra 7, tai laimės magijos skaičius. Ir man toks jausmas kažkur nuo balandžio 7, apie balandžio 7, vat reikalai suprasit, kad pradės tikrai verstis į tą gerąją pusę. Gerai, pasižiūrime dabar, kokios dar energijos šį mėnesį, ką dar mes daugiau jums galim pasakyti, bet energija tai tokia labai smagi, tokia magiška, tokia valiukiška ir tokia, kad, kaip bus faina, kai jūs suprasit, kodėl čia viskas taip vyksta. Tai vat, gerai, pasižiūrim dabar, ką dar jūsų grupėje aš galiu papasakoti, kokios dar energijos. Taip. Poza ir teisybė. Būtent sakau, toks jausmas, kad jūs dabar nematot, tos teisybės, kodėl visko, kas vyksta jūsų gyvenime reikia ir, ne tik tų dalykų, kuriems kaip ir einasi gražiai paprastai, bet ir tų, kur stringate, visko reikia. Ir panašu, kad greitai suprasit, kodėl tai vyksta ir kokia yra tiesa, kokia yra prasmė tų visų dalykų. Tai kaip jau ir sakėm, ar ne? Ir kita vertus, man yra jausmas, kad irgi tas, kodėl dabar yra tam tikros galbūt, tam tikri pastrigimai jūsų gyvenime, dėl to, kad jūs, nepakankamai susišnekat su savo vidumi. Ir tarsi laikot save, dėžutį, gal vis dar statot savį tam tikrą formą, kad čia taip reikia elgtis, taip reikia jausti, tokius sprendimus daryti. Atsidarykit savo širdies duris ir pasižiūrėkit, gal yra kitų sprendimų, gal jūs net save specialiai statot į nepatogią padėtį, nes, neišmastot, kaip kitaip gali būti, ar ne? Bet tas protas mūsų ribotas, anksčiau ir vėliau mes, tą ribą pajaučiam, tada, kai jau protas, nebeduoda kažkokio tai progreso ir atsakymų, niekas geriau jums nepadės ir nepatars negu vidinis balsas. Ir iš tikrųjų ne proto visų pirma reikia klausti, bet vidinio balso, o tada, kai gaunam atsakymą iš vidinio balso, klausti proto, tai kaip dabar galėčiau savo padėti, ar ne, gauti to, ko nori mano vidus. Tai vat, ir kita korta poza, tarsi irgi jūs, ir čia yra tokia labai savimi pasitikinti figūra, ir čia irgi. Bet kuo jos skiriasi, kad šita pakankamai tokia, tiesi, tokia struktūruota, ar ne, ir tiksli, ir konkreti, o šita jinai atsipalaidavusi, jinai leidžia savo jausti tą, ką jaučia. Tai vat ir toks jausmas irgi, kad jūs per balandį išeisit iš tos tokios griežtos struktūruotos pozicijos, kuri labiau yra sąlygota jūsų vidinio gal susikaustimo ir streso ir įtampos, į atsipalaidavusią, kad nieko blogo keistis, nieko blogo priimti, netradicinius sprendimus, nieko blogo yra mylėti save ir duoti savo tai, ko aš noriu. Ir, ir gaunam tą atsipalaidavimą. Plius dar, man atrodo, kai jūs pradedat suprasti ir jūsų protas labiau suriša gijas, tas jūsų likimo ir kodėl reikėjo vieno dalyko ar kito, jūs tada labiau pradedat pasitikėti savim ir gyvenimu, tarsi atsipalaiduojat, ir tada prašot, duok man dar, ir tarsi toks atsiranda azartas ir nuotykis gyvenimui, kaip smagu gyventi, kai matai, kaip viskas gražiai klojasi. Tai va, labai jūsų grupė turi gražią energiją, tikiuosi, kad ta graži energija ir lydės jūs balandžio mėnesį. Ir pabaigai tada pažiūrėkim dar porą atskirų gyvenimo sričių, pasižiūrėkim, gal kam rūpi ar ne, turbūt, kad rūpi. Pažiūrėkime meilės santykius ir darbo pinigus. Tai meilės santykiai, ką meilės santykiuose mes galime rasti, pamatyti jums. Taip. Naujos galimybės plėtimasis. Tie, kas turi santykius, tai žinokit, laukia arba kokia bendra kelionė, arba kelionės planavimas, arba gyvenimo sąlygų, ten būsto, tarkim, pakeitimas. Gali būti ir pasipildymas arba galimybė pasipildyti naujai šeimos nariais. Bet kokiu atveju plėtimasis. Tarsi jums, tie, kas turi partnerį ar šeimą, viskas gerai yra kaip yra, bet balandį suprasit, o kodėlgi neturėt dar daugiau, ar dar kažkaip kitaip, ar ne? Tai atsiras toks noras irgi azartas, paplanuoti gyvenimą šiek tiek platesniu požiūriu.
9 kartus turim, ta korta yra nerimo, streso, bet tokio bereikalingo korta. Tai jeigu turi šiuo metu nerimo dėl savo santykių, tai tiesiog pasakymas ar patarimas ar paguoda, kad bereikalo, nes čia labiau su vidinės baimės žaidžia, iš tikrųjų irgi suprasit artimų laikų, kad gal reikėjo tam tikro konflikto, barnio ar tokio keistesnio periodo, nes viskas vedė į tą, kad galėtų dar būti šviesiau ir dar geriau. Tie, kas yra vieniši, jūs jau pribrendot santykiam ir jau jaučiatės pakankamai tvirtai, kad galėtumėt žongliruoti ir savo gyvenimu ir kartu, turėti ir santykius. Tarsi biščiuką, kodėl jūs tų santykių gal ir neturėjote, tai dėl to, kad nesijautėt pakankamai tvirtas, kad galite, tarkim, ir dirbti, realizuotis darbė piniguose ir ten laisvalaikis hobiai ir dar plus čia tas kažkoks partneris. Tai dabar atrodo jau subręstat, užaugat ir matot, kad gebat, turėti ir savo dalykus, bet tuo pačiu turėti dalykus ir su partneriu. Tai va, tai irgi toks labai gerą pokytį į atsipalaidavimą vedantis mėnuo meilės ir romantiniuose santykiuose. Dabar pasižiūrim, kaip jūsų darbas, kaip jūsų pinigai, tas rytis. Taip, abrakadabra, magija. Ir dar buvo atėjus mintis, užmiršau, tai dabar pasakau. Abrakadabra, magija, manifestacija. Šį mėnesį užsinorit ir manifestuojat garsiai, pasakote, išleidžiate į visatą, noriu to ir to. Tegu man geriausių, paprasčiausių, harmoningiausių būdų, tas ir būna, ar ne? Tai toks, kuo jūs daugiau atsipalaiduosit, kuo daugiau manifestuosit, kuo labiau norų išleisite, tuo daugiau norų išsipildys ir balandis labai stebuklingas jums mėnuo ant norų pildymo. Tai galvokit, leiskite visatą ir priiminėkit dovanas ir gerybės. Tai gerai, tai dabar darbas pinigai. Naujos galimybės, nauji proveržiai, iš esmės, tuoj patikrinam, ar čia bus pokyčių keitimo, ar čia toj pačioj maždaug srity. Ta pati sritis, kažkokių kardinalių gal pakeitimų tie, kas dirba, nematau, bet matau, kad ateina nauji vėjai, galbūt nauji kolegos, nauji partneriai, nauji klientai, naujos idėjos. Ir jūs užbaigėt irgi tam tikrą ciklą savo darbe, kada viskas buvo taip maždaug, kažkaip ribotai. Kada tarsi vėlgi buvo save įdėjęs į tą dėžutę, kur dabar ten ta pelėda. Laikėt save kažkokioj dėžutėje, kad aš galbūt tik tiek galiu užsidirbti, ar tik tiek galiu turėti klientų, ar tik tais tokio įmoniai, ar tik tais tam skyriui dirbti. Toks atrodo, lyg savo buvot pasakęs ir net įtikinęs, kad taip kaip yra, tai čia jau vos ne jau geriausiai kaip gali būti. Ir suprasit, kad visiškai ne, kad gali būti dar 1000 kartų geriau. Bet čia aš tam tikro pasikeitimo jau ten kardinalaus nematau, tiesiog matau, kad, arba pakylat pareigose, pavyzdžiui, ar ne, arba randa dar kažkokią tai papildomą šaką, kur ten pasireikšti, iš kur pajamų gauti, bet iš esmės maždaug darot tą patį, ką darėt, bet jau aiškiai suprasdamas, kodėl darot ir gaudamas vėlgi daugiau atsakų ir daugiau gražos, su daugiau pasitenkinimo, tai pinigams, labai tokie teigiami ženklai, bet kita vertus ne pinigai bus svarbiausia, jums balandį bus svarbiausia vėl jausti įdomumą ir užsidegimą ten, ką jūs darot, ir tas užsidegimas, jisai ateina, jūs būsite toks net linkęs pakonkuruoti, pasistengti, nebebėgsite, kaip sakant, link komforto tik tai, o norėsite tiesiog naujų patirčių, įdomybių darbe, kas gali sugeneruoti naują idėją, kuri gali būti labai pelninga. Tai sakyčiau, netgi pakonkuravimas balandžio mėnesį darbe piniguose, labai į naudą būtų. Aišku, neprarandant savikontrolės, nesudramatizuojant tam tikrų situacijų, išlaikant savo vidinį centrą, bet toks biščiuką pasigalinėjimas, atrodo, kad galėtų netgi labai padėti. Tai balandį darbė jūs jaučiatės stiprus, aiškus, konkretus, žinot, ko norit ir nebijot daryti pokyčių toj srity, tam darbe, kur esat, nes užsidaro tam tikras ciklas, kada buvo, kažkaip taip, tarsi viskas gerai, bet ne iki galo, bet dabar jūs suprantat, kad tiesiog pasiekė tam tikrą ribą, reikia persikelti į naują lygį ir atsidaro naujos galimybės. Sakau, bendravimas, klientai, partneriai, daug tokio veiksmo, bet jums patiks. Kitas dalykas, kad jūs irgi išmokstate darbe, neištaškyti savo energijos, išmokstate šiek tiek tą darbą
koncentruočiau laikyti, kad darbas darbu, darbe dirbu, būnu savim nuoširdžiai ar ne ir atiduodu tiek, kiek galiu, bet kita vertus, neatiduodat per daug. Ir atrodo vis tiek lieka tiek romantiniam santykiam, tiek draugam ar ne, tiek, visiem kitiem dalykam. Tai va. Tai sakyčiau, labai toks užtikrintas ir gražus mėnuo. Tai va, ačiū labai, puikaus jums mėnuo, ačiū, kad žiūrite ir iki.